Kelkis ir eik. Tokiu šūkiu birželį į Panevėžį bažnyčia kviečia jaunus Lietuvos žmones. 5-osios Lietuvos jaunimo dienos atkeliauja į 5-ąjį pagal dydį Lietuvos miestą Panevėžį. Panevėžys ypatingas ir nepaprastas miestas. Aukštaitijos sostinė nuolat stebina Lietuvą ir pasaulį. Tai lietuviškiausias ir katališkiausias Lietuvos miestas. Tai jauni žmonės su džiaugsmu laukiantis didžiausio jaunimo renginio birželio 26-27 dienomis. Mes, Panevėžio krašto ateitininkai, kviečiame Jūs į 5-asias Lietuvos jaunimo dienas Kelkis ir eik, kurios vyks Panevėžyje birželio 26-27 dienomis. Mes laukiame Jūsų Panevėžyje! Lietuvos jaunimo dienos tęsia pasaulio jaunimo dienų tradiciją, pradėta popiežiaus Jono Pauliaus II prieš 25 metus. Tai yra keliaujantis nacionalinis jaunimo susitikimas vykstantis vis kitame Lietuvos mieste. Panevėžio Šventų Apaštalų Petro ir Povilo parapija kviečia tave ir tave į Lietuvos jaunimo dienas. Nuoširdžiausiai kviečiame Jūs šiai draugystės patirčiai. Laukiame Jūsų atvykstančių birželio 26 dieną į Panevėžį. Kviečiame visus, pajuskime vienas kito petį, juk pamatysime kiek daug tikinčių, kiek daug koncertuose dalyvaujančių, besidžiaugiančių. Taigi kviečiame visus į šitą gražią džiaugsmo šventę, jaunimo šventę Panevėžy. Jūsų laukia renginio atidarymas, teminiai užsiėmimai, susitaikymo pamaldos, krikščioniškos muzikos koncertas, ypatingos, tik jums skirtos šventos mišios bei daug džiaugsmo ir kareiviškos košės. Kreipiamės į panevėžiečius. Mielieji, atverkite savo namų duris, pakvieskite jaunus žmones į savo šeimas. Prašome visų panevėžiečių, kas galite, priimkite šitos jaunus žmonės ir iš Lietuvos, ir iš kitų šalių lietuvius savo šeimose. Manau, atrodo, kad praturtėsime visi. Ir tie, kurie priims, ir tie, kurie bus priimami. Nebijančius iššūkių jaunus žmonės kviečiame prisijungti prie gausaus savanorių būrio. Daugiau informacijos ieškokite Lietuvos jaunimo dienų internetinėje svetainėje arba kreipkitės į savo parapiją.